Labadiena visiems, ačiū, kad žiūrite ir klausotės. Su didžiausiu džiaugsmu pristatau šiandien mūsų temą ir pašnekovą. Kalbėsime apie Algirdo batalioną. Tai yra labai iškalbingi žodžiai. Lietuvos kariuomenės ieties Smaigalį. Numeris 1 batalioną, kuris duotų pirmą smūgį priešui perinančiam arba beeinančiam per sieną. Ir kalbėsime su šito bataliono vadu. Vienu kiečiausių Lietuvos kariuomenės manevrininku, mano objektyvia nuomonė, pulkininku leitenantu Darium Žuku. Sveiki, vadė. Pagarba, Gintautai. Algirdo batalionas. Tai tas karinis vienetas, kuriuo mes gąsdinam priešą. Pirmas karinis vienetas, kuris duos pirmą smūgį, tą rimtą smūgį, sakysim. Aš nekalbu kažkokius lengvus pasišaudimus, bet apie tą sunkųjį smūgį priešui į galvą. Jis gali būti dažnai decisive, mirtinas, nes smūgis. Labai dažnas greito reagavimo pajėgų dalyvis šis batalionas. Su šūkiu neformaliu, kai niekas kitas nebegali, yra kas gali visada Algirdo batalionas. Kaip jaučiasi kariai, skaitant jūs patį, kai žino, kad bus pagrindiniai boksininkai Lietuvos valstybės ginkluotojų gynybai? Koks tas jausmas, bet taip realiai? Aš manau visų pirma, kad didžiuojasi vienareikšmiškai. Būti ieties Smaigalyje, tai yra ir didžiulė atsakomybė išreikšta tiek iš mūsų visuomenės, tiek iš mūsų karinės vadovybės. Žinoti reiškia, kad gali tekti susidurti tą X ar H valandą ir būti priešakyje. Tai nėra lengva. Žinoma, turbūt mintis galvoje sukasi įvairios, tikrai neslėpsiu, turbūt pas kiekvieną yra tam tikras termometras, baimės jausmas, bet to pačiu pasididžiavimas, žinojimas, kad esi karys, o svarbiausia tikėjimas savim ir savo komandą, nes ilgus metus ir kiekvieną dieną mes sunkiai ruošiamės tai dienai, kurios tikimės tikrai, kad nebus, nes mes karo nenorime, bet jeigu bus, kad tas neprietelius, kuris žengs mūsų tėvynės slenkstį, jisai tikrai pasigailėtų. Žinau, kad aš dabar klausausi jūsų ir galvoju apie Maiką Tysoną, kai jis ruošiasi kovai. Ir Inga. Taip, ir Inga, literaliai. Nes jūs realiai esate Lietuvos kariuomenės Maikas Tysonas. Ta prasme, sunkiausia karinė technika, dar yra Ulonų batalionas, reiškia, kuri buvo antrieji apginkluoti pėstininkų kovos mašinomis Vilkas, bet sunkiausias tiesioginio pataikymo kalibras Lietuvos kariuomenė yra pas jūs. Gerai, Oto Melara pabūklas karinės jūrų pajėgose, bet mes čia apie sausumos operacijas kalbam. Tai galvoju, kaina turbūt didelė, ne, būt Maiku Tysonu? Nelengva, bet jeigu sugebi tuo mėgautis gale dienos ir visiems pabrėžiu, nevengti atsakomybės, nori ją prisimti ir pasimėgauti, tai tikrai taip. O laukiat to momento, ar ne? Nes toks susidaro biškis, kad biškį ir laukiat. Tai kiekvienas karys turbūt dūšioj ruošiasi, vilėsi ir tikisi, kad kažkada teks kariauti. Ar mes to tikrai labai norime, turbūt ne, bet svarbu tikėti savimi ir būti pasiruošus. Tai tokia to kario dalia. Jeigu to vengsi ir taikos metu nebūsi tam pasiruošęs, o tai nėra tikrai lengvas procesas visų pirma su savo mintim, tai tada tavo vieta ne kario batose ir ne karinė uniformai. Ir ypač dar Algirdo batalionas yra dar papildoma kategorija, tarp kurių yra kaliai, yra algirdiniai. Aišku, gerai, mes čia nestumsim ant kiekvieno karinio dalinio, kiekvienas turi savo nacionalinį pasididžiavimą per tam tikrą prizmę, bet jūs esate kariuomenės Maikas Tysonas. Dabar galvoju, daug ką pasakojame apie Lietuvos kariuomenės ginkluotę karinę techniką, ne? Ne visi žino, kuo yra ginkluotas šitas batalionas ir ką turi mūsų Maikas Tysonas, kas per bokso pirštinės ir toliau. Gali trumpai papasakoti? Žinoma, tai gal taip atsigręžiant atgal šiek tiek, tas Algirdo batalionas, kuris džiaugiuosi ir pats taip Gintautai išraiškingai pristatėjai, taip istoriškai gal pasakysiu sutapo, kad yra tam tikra istorija, tradicija, gal net legenda batalione. Kariuomeniai žmonės kalba, kad tai net tam tikras kokybės simbolis tiek sausumose, tiek kariuomeniai ir aišku, tą kokybės kartelę, sakau, atvirai išlaikyti nėra lengva. Tai visų sunkus darbas, komandinis darbas, judėjimas į priekį, matant bendrą tikslą, gaunant motivaciją, paramą ir panašiai. Tai batalionas įkurtas, noriu priminti, 91 metais, gruodžio 1 dieną, tai šiais metais švęsime jau 34 gimtadienį ir per tos 34 metus tikrai batalionė keitėsi ir ginkluotė, ir technika, žinoma, ir žmonės, dar turime tų keletą veteranų nuo rūdininkų laikų, kurie matė visko ar karšto ar šalto, bet permainų daug. Aura pas mus išlikusi, vienareikšmiškai ta kovinė dvasia, kokybė, profesionalumas, į ką mes orientuojamės. Tai per šitus 34 metus mums teko pačiupinėti ir skirtingos technikos ir ginkluotės, bet svarbiausia, žinoma, yra žmonės. Tie, kurie valdo šitą ginkluotę ir techniką. Tai dabar taip atsigręžiant atgal,
prisimenant tuos laikus, kur Pranas Kasteckas kažkada pasakojo rankom plytas, kai daužė ir kokią tada turėjo ginkluotę ar techniką, mes dabar turime labai daug. Mes tikrai esame labai, labai stiprus. Tai per tuos metus daug ką teko pasičiupinėti. Džiaugiuosi, kad atsikratėme sovietinę techniką ir ginkluotę. Pirmieji dar paradai tokie buvo su BRDM, ten man atrodo kažkokiais, aš net neskiriu iki galo. Taip, bet tai irgi yra mūsų istorijos dalis ir mes, kaip sakant, kariuomenės pradžia, kai kūrėmės, tiesiog nieko nebuvo. Ir ką susigaudėm, tą turėjome, bet po truputį ginkluotė technika keitėsi, vienus ginklus ir technika keitė kita. 2001 metai batalioną Algirdo pasiekė šarvuotis M113. Irgi pirmieji kariuomeniai, teisingai. Taip. Vienareikšmiškai. Kad pas Algirdinius darė. Mokė Danai jais naudotis, pasiruošimas stoti į NATO, pats augau su šitą techniką. Dabar, kai atsigrėžia atgal, taip, tai yra mūšio taksi, galime taip sakyti, saugiai pristatyti karius iš taško A į tašką B, nu ir jeigu reikės šiek tiek ugnies paramos duoti. Mes vis dar šią techniką šiek tiek ir batalionę naudojame ir kitose Lietuvos kariuomenės daliniuose nemažai atidavėme Ukrainai pastiprinti juos mūšio lauke. Tai aš taip pat didžiuojuosi, nežiūrint kokio galimybės technikos. Jie dar dirba po šiai dienai, ten esi neužmušamas toks. Taip, tai irgi geras ginklas mūsų rankose, žinoma, dabar turime geresnių. Tai va 2001 metai tokie buvo. 2019 metai po ilgų sprendimų, dėrybų, COVID įtakų ir panašiai batalioną Algirdo pasiekė pirmasis PKM-as, pėstininkovos mašina Vilkas, įteikiamas raktas simbolinis nuo Vilko Algirdo rikiuotės aikštėje ir batalionas po truputį pradeda gauti šitą techniką. Tai manau, mano tokia kaip karininko nuomonė, kad šita technika, kuri yra ant stalo, mūsų simboliškai padėta, jinai kardinaliai pakeitė mūsų ypač karininkijos ir puskarininkių supratimą apie karybą. Žinoma, mes ją dar vis adaptuojame ir stiprėjame su ją, bet jos ugnies galia, jos pravažumas ir apsauga, kurią suteikia kariams, jinai yra išskirtinė. Ir atstumais, kuriais mes galime naikinti ne tik priešo gyvąją jėgą, bet ir techniką, žinoma, lengvai šarvuotą. Tai nėra tankas, mus padarė, reiškia, tikrai stipriais. Tai čia tik tai viena, bet žinoma, pagrindinė technika esanti šiuo metu mūsų batalione. Turime ir kitos technikos, turime ir naujosius visureigius GLTV, taip vadinamus, turime dar keletą ir hamerių, taip pat sunimogai, naujos Zetros ateinančios į kariuomenę. Turiu batalione, galiu pasidžiaugti 2 tankus. Ką tokius? Taip, 2 tankus, jeigu kas nežinoja, tai kariuomeniai turime tankų. Kalbu su šypsena, bet vokiški Bergeriai, Panzer, kurie, reiškia, yra ant Leopardo platformos, yra skirti užtikrinti recovery užduotims. Evakuacijai PKM iš mūšio lauko. Tai tokius irgi turim batalionę, galim pasidžiaugti. Galinga mašina su galingu varikliu ir gera galia, padedanti mums išgyventi, išlikti ir iševakuoti save mūšio lauke. Tai technikos tikrai didelė įvairovė, ginkluotė, taip pat per šitos 34 metus keitėsi, kaip sakiau, nuo rusiško kalašo, reiškia, kurio džiaugiuosi. Tik tai atsiminimai liko iki dabar modernaus G36 minimi kulkosvaidžių PKM-as mūsų turi 30 mm patranką, turime SPY ginklus, kaip tik vakar testavome jau ir naują versiją. SPY yra prieštankinė raketa, ilgo nuotolio taip vadinama, kuri šiuo metu yra upgrade'inama arba perinama į aukštesnę klasę, kad gebėtų šauti dar didesnių nuotolio. Ir vakar Pabradėje įvyko eksperimentavimas, tai su nauja taip vadinama long range 2 tipo raketa mes gebėsim priešą naikinti sėkmingai, noriu pažvelgti priešų akis iki 6 km atstumu. Į tą kamerą žiūri šiaip mūsų klausytojai, bet nieks nežino, kas mūsų klausosi iš tikrųjų. Aš žvelgiau į tuos, kurie yra už klausytojų ir viliuosi irgi klausosi ir pradeda mūsų bijoti. Tai iki 6 km atstumu, reiškia, mes su savo pėsinkovos mašina. Iki šiol maksimum 4, man atrodo, buvo. Šiuo metu iki 4 buvo. Su SPY raketomis. Tanko standartinis mūšis apie 3,5 panašiai vaikšto kilometrų. Plius minus. Tai kaip ir minėjau, mes nesam tankai, mes turim, kaip sakant, daug privalumų, turime, kaip sakant, keletą ir lygų, bet judame į priekį, reiškia, orientuojamės į stiprybės, gebame adaptuotis, kaip sakau, reikia priprasti, kiekvienas mūsų vilkas turi savo charakterį. Tai va, taip tokia mūsų pagrindinė ginkluotė, technika, žinoma,
gauname po truputį vis daugiau įrangos, kad gebėtume priešą ne tik matyti, bet ir naikinti iš oro. Šneku apie įvairiaus tipo bepiločius orlaivius, tai ir šitoj vietoje stiprėjame. Tai svarbu yra visos, noriu pasakyti, mūšio funkcijos. Tai mes, žinoma, pagrindė į manevrą orientuojamės, bet ir žvalgybos nepametame. Per įvairias pratybas treniruojamės kartu tiek su inžinieriais, tiek su artileristais, su oro gynybos, padaliniais, kad gebėtume integruoti į savo sudėtį įvairių tipų ginkluotę ar pajėgumus. Tai tikrai esame pažengę milžiniškus žingsnius per tos keletą metų ir džiaugiuosi, kad stiprėjame ne tik mes, visa brigada, kariuomenė ir vieni iš kitų gebame mokintis. O aš galvoju, galim truputį papasakot, nes kaip kurie klausytojai galbūt net nėra matę. Aš esu matęs kelis kartus, pavyzdžiui, PKM Vilkas kovinį šaudimą, ne? Ir yra matę kaip kurie 50 kalą, pavyzdžiui, iki tol mūsų turėtas būtų didžiausias sausumos pajėgos vamzdis buvo 12,5 mm, ne? Nu, šaudo tikrai 50 kalas baisiai, greuna plytų sienas ir panašiai. Nu, kai pamačiau PKM Vilkas šaudantį koviniai šaudmenimis, visų pirma, garsas yra siaubingas, antras dalykas, griūna medžiai, literaliai miške griūna pušis, pabradės poligonė, reiškia, pusė sengirės ant šono. Daug žmonių nesupranta, kokia tai baisi jėga yra. Galim biški dar papasakot, ką reiškia NATO 30 mm? Tai yra labai didelis ginklas mūsų rankose, kurio, žinoma, išmokti naudotis užima šiek tiek laiko, bet mes karius ruošiame, yra ir kursai, ir mūsų pačių vidinis rengimas, ir svarbiausia dalis mums yra ugnis, ne tik manevras ir ugnis, tai va tie šaudimai. Tai ruošiant pėstininkų kovos mašinų įgulą, kuris susideda iš 3 žmonių, yra tam tikri rengimo etapai ir turime svarbų etapą vadinamą kvalifikaciją. Tai palyginti su pėstininkais, jeigu pėstininkai turi kasmetinį šaudimo testą, tai pėstininkų kovos mašinos įgula taip pat turi tam tikrą kasmetinį testą, kvalifikaciją, perėti pakopas, kuomet užsikuria visi ginklai. Tai reiškia, dėl apribojimų tam tikrų, žinoma, nešaudome su Spike raketomis, bet treniruojame simuliatoriuje. Brangios, aišku, bedieviškai, žinoma, irgi tas žinoma. Tai, bet mūsų 30-ukas ir suporintas kulkosvaidis FN Magas 762 Pabradės poligoną paverčia pragaru. Tai galim įsivaizduoti, tai kaip ir pasakai, Pabradės poligone iki 3 km atstumu krenta taikiniai, kurie imituoja priešo tankus, kurie imituoja priešo pėstininkų kovos mašinas, kurie imituoja judančius taikinius. Šita kovos mašina pas mus turi gebėjimą šaudyti tiek dieną, tiek naktį, mums skirtumo praktiškai nėra šitoje vietoje. Tai kaip ir minėjau, ne tik gyvai jėgai naikinti pėstininkams pasislėpusiems už kažkokiu tai pozicijų, apsaugų, bet ir priešo techniką, šarvuotą, žinoma, su 30-uku, reiškia, tiesiogiai tanko negalim sunaikinti, bet galime jį stipriai pažeisti, išvesti iš rikiuotės jo akis, optikas, reiškia, ir panašiai. Matėm gerų pavyzdžių iš Ukrainos. Video nuostabus yra, kur T-72 gauna iš Bredlio, man atrodo, tenais 30 mm patranko šūvius. Nu, fantastika, atrodo, kaip skarbonkė daužoma. Tai galingas tikrai ginklas. Tuo galime pasidžiaugti, didžiuotis, kad visų bendrų pastangų jėga šiandien esame ten, kur esame labai daug pasiekę. O kodėl niekad neleidžia žiniasklaidai fotografuoti ir filmuoti viduje šitos pėstininkų kovos mašinos? Tiesiog tai yra jautri įranga, paslapčių nėra, riboto naudojimo, viduje, reiškia, turime ir mūšio sekimo operacinės sistemas ir tenai viduje, reiškia, išdėstyta kita įranga, kuri padeda operatoriui, vadui ir vairuotojui, reiškia, valdyti šitą technologiškai tikrai pažangę pėstininkų kovos mašiną. Tai iš išorės viskas tvarkoja, viduje šiek tiek tabu, užtenka kariuomeniai. Okay. Tiesiog būtina žinoti, principas yra svarbus. Jis reiškia, kad jeigu to nebūtina žinoti ir nereikia žinoti, kaip veikia šitą mašiną iš vidaus. Taip. Okay. Galvoju, dabar kalbėjote apie 2019 metai pirmas PKM Vilkas. Taip. Plus dar kokie 2-3 metai, man atrodo, su jie vaikščiau visi ten 40 plus, reiškia, batalioną. Kaip jūs išmokot jais kariauti? Kaip jūs, pavyzdžiui, mano vertinimu, jūs asmeniškai vienas kiečiausių Lietuvos kariuomenės manevrininkų, daug kartų mūsų tarnyba yra susikirtusi ir vis matydavau, reiškia, prie manevro schemas, matosi, kad žinot, ką darot. Ir reiškia, kaip jūs išmokot kariauti su pėstininkų kovos mašinų Vilkas? Iš vis, ar realu yra realistiškos pratybos? Light Spirit kokios nors pavyzdys. Kaip išmokstama viso šito? Tai kiekvieną dieną žengiame vis po žingsnį į priekį, galiu pasakyti taip. Tačiau norėčiau labai padėkoti, aš pats batalionui vadovauti galimybę ir šį pasitikėjimą gavau 22 metais, kaip tik su batalionu po 2 mėnesių tarnybos išvykom į Geležinio Vilko pratybas Pabradės poligone, kur tikslas buvo, reiškia, pasiekti pilną operacinį pajėgumą, kaip batalionui
po tų trejetos metų suintegravus pėstininkų kovos mašinas Vilkas, kas pavyko sėkmingai, pratybos buvo super, su priskirta Britų, Čekų, Amerikiečių kuopa, tai va toks batalionas buvo ir pačio bataliono, reiškia, struktūra. Tai va taip atrodė, reiškia, tos pratybos. Bet ką norėjau pabrėžti, kad kelias iki tų 22 metų jisai buvo sunkus, varginantis, daug darbo grupių, daug komandiruočių, bandymo suprasti, kas ta pėstininkų kovos mašina, kadangi mes 30 metų turėjome tik šarvuotėm 113. Tai va ta komanda nuo pat pradžių, kuri buvo projekto sudėtyje, kuri gilinosi ir bandė suprasti, reiškia, ko mes norime iš tos mašinos, nes mes, kaip Lietuvos kariuomenė, ją kūrė kartu su ministerijos pagalba, kaip viduj, kaip įsidėstymas, kokios ginkluotės reikia ir panašiai. Tai buvo po to slepiasi daug komandiruočių, daug diskusijų su sąjungininkais, kanadiečiais, amerikiečiais, tais pačiais vokiečiais, norvegais, kaip pas juos tą techniką integruojame, kokios jų pamokos, kokios jų standartinės operacijų procedūros, kokius kursus jie organizuoja, kaip jie atlieka šaudimus. Ir mūsų ta komanda, kuri dirbo intensyviai plius minus nuo 2016 metų, dabar mes matome rezultatą. Jų rankomis mes turime vadovėlius Lietuvos kariuomenės MDV, reiškia, išleistus ir šaudimo kursą, turime, reiškia, ir kuopos, ir bataliono, šiek tiek ir būrio taktinius, reiškia, eksperimentavimo leidinius, kuriuos, žinoma, mes kiekvienų pratybų metu tobuliname. Tai didelis darbas buvusios komandos, mūsų konkrečiai mano vadovavimo periodu turėjau neeilinės sėkmės, dalyvavome 3 bataliono ar vienose brigados lygmens pratybose, tai pats asmeniškai 2 geležiniai vilkai, kurios organizuoja geležinio vilko brigada. Kas nežino, tai didžiausias pėstininkų manevras Lietuvos teritorijoje, kuris vyksta pavasarį rudenį. Tarptautinės pratybos, kuomet geležinio vilko brigada treniruoja ir vertina tiek vieną iš savo batalionų, tiek buvusi IFP arba dabar daugia nacionalinį batalioną jau. Ir tai va šitų pratybų metu mes augome. Mes kėlėme savo eksperimentavimo siekinius. Į pratybas nevažiavom tik tai, kad važiuoti. Iš kiekvienos pratybos valandos, minutės norėjom kažką išmokti. Bet o ką eksperimentuoti? Kaip panaudoti tą daiktą mūšio laukia, ta prasme? Kur esmė va to eksperimentų, sakot? Nuo paprastų dalykų per visas mūšio operacinės funkcijas. Tai nuo to reiškia stebėjimas. Komandos susidirbimas įgulų, pėstininkų susidirbimas, daiktų tas pats sudėjimas pėstininkos mašinoje, maskuotė, kaip judėti vietovėje, poroje, būrio sudėtyje, kaip geriau naikinti priešą, kaip būti nematomam ir atsirasti tinkamai vietoje, tinkamų metu tada, kada reikia, kad sunaikintum priešą. Kaip mes galėtume PKM suintegruoti su bepiločiais orlaiviais ir koreguoti ugnį kartu. Kaip mes galėtume veikti PKM-ai vienoje vietoje, įsilaipinę pėstininkai kitoje vietoje, bet jie palaiko tarpusavio ryšį. Visos ryšių sistemos, reiškia, ir panašiai. Tai daug žemiškų tikslų, kai mes panaudojam šaudimo metu dūminės uždangas, kurie turi galimybės apsaugos nuo ABC, reiškia, priemonės. Tai daug įsikėlę esame užduočių, judame sėkmingai, reiškia, į priekį, jos tęsiasi, atsinaujiname, daliname su Ulonų batalionu, keičiamės patirtimi ir judame į priekį. Kaip viską apriept su viena galva? Aš galvoju, jūs paėmė ir paskyrė bataliono vadu. Nu gerai, tarnavo Algirde tikrai X metų, ten trečdalį savo tarnybos, jeigu ne pusę ir dar daugiau. Kaip tada paskyrė dalinio vadu? Nu va dabar vadovausiu visiems šitiem PKM-am. Kaip susigaudyti tame visame? Tai visą laiką džiaugiuosi, kad mes vadai mūsų vakarietiškoje, demokratiškoje kariuomeniai, kuri labai sparčiai judame į priekį. Džiaugiuosi, reiškia, kad esam tikrai tolygus mūsų visiems partneriam, kai kur džiaugiuosi matydamas, kad esame net pažengę daugiau ir mes galim dalintis patirtimi ir iš mūsų taip pat mokosi ir tuo didžiuojamės. Mes nesame vieni niekada. Tai batalione visą laiką yra štabas, yra kuopų vadai, puskarininkis, štabo viršininkas, kuopininkai ir mūsų kiečiausi puskarininkai ir kariai, ant kurių viskas ir laikosi. Tai viskas įveikiama komandiškumo, bendro tikslo supratimo, bendros krypties dėka ir tik tai per diskusiją ir tų klausimų kėlimą teisingų ir ieškojimą. Žinoma, nėra lengva, ypač ir karininkijai, nes puskarininkiai sukasi per kursus, karininkam taip pat yra tam tikri minimalūs kursai, bet šitą mašiną, kad operuoti ir ją šaudyti puskarininkų, jeigu tai paprastai yra reikalas. Kas, jeigu žiūrėsime į tankus, tenai karininkas irgi atlieka labai, labai svarbią rolę. Tai gebėjimas įsiklausyti,
suprasti, ką sako puskarininkiai, kartu mokytis ir tuo pačiu reiškia mokyti kitus, tokia, kaip sakant, mūsų dalia vadų. Greita adaptacija ir gebėjimas įdėti priekį. O dar galvoju, dėl pratybos ir jų realistiškumas. Galvoju, žinot, mes mokomės kariauti, nedalyvaudami kare, ne? Realiai. Tai va, ir pratybos ir realistiškumas. Galvoju, ankstyvą šių metų pavasarį ar tai žiemą buvot Allied Spirit'e. Ir galvoju, kad tos pratybos nusipelno biški platesnio papasakojimo visuomenį, nes man atrodo, kad jos buvo žiauriai realistiškos, ta prasme, kad ten buvo galima, ne negyvai, bet žaidybiškai nušauti. Iš tikrųjų, kareiviai ir ne koks stebėtojas pasako, tu nukautas, bet sistemos ir panašiai. Gali truputį papasakoti plačiau? Taip, tai 22 metais išvykti į Vokietiją, į Hohenfelsą, kur yra jungtinis daugianacionalinis parengties centras, angliškai Joint Multinational Readiness Center, buvo svajonė. Taip. Mano svajonė, bataliono svajonė. Kuo jis toks ypatingas, dar galite pasakyti, tas Hohenfelsas? Tai jisai yra ypatingas tuo, tai priklauso amerikiečių kariuomeniai Europoje, karinio rengimo centras, kuris yra išskirtinis viskuo. Pagrindiniai skirtinumai reiškia, dydžių gal jisai nėra labai didelis, kažkur į gylį apie 20 km, į plotį plus minus 10 km, bet jis vadinamas yra boksas, dėžė kitaip. Tu įvažiuoji į boksą, kai prasideda pratybos po tam tikrų paruošiamojų reikalų ir ten prasideda karas. Ore, ant žemės, jeigu reikia, reiškia vandenį ir po žemę. Tai įsiskiria savo išskirtinę vietovę. Bavarija, kalnuota, raižyta vietovė su savo slėniais, tas, kas yra mums gal neįprasta, bet tai sukuria iššūkį. Antras dalykas, pratybos vyksta 10 parų, galima sakyti non-stop. Tai mes įdedam tiek bataliono vadą, šiais metais vykome su Žemaitijos brigados štabu, tai visą brigados štabą, brigados vadą į išskirtinės sąlygas, kuomet 24 valandas per parą tu esi priverstas galvoti, priimti sprendimus, duoti nurodymus, vertinti operaciją, reiškia, kas tavęs laukia, tuo pačiu tvarkyti su dabar jau vykdomom operacijom, bet svarbiausia nepamiršti karių ir žinoma, ar savęs, nes visiems reikia ir pailsėti. Tai 10 dienų non-stop karo. Kas už priešą, pavyzdžiui, kaip aplinka atrodo? Čia toks skamba kaip kokia virtuali realybė, bet iš tikrųjų. Taip. Tai kitas tas dėmuo yra realistiškos, angliškai vadinamas peer enemy arba tau lygiavertis priešas. Tai į scenarijų yra įvilkamas ir hybrido scenarijus, hybridinės grėsmės. Ir tau lygiavertis priešininkas, ką tai reiškia, kad tu kovoji prieš mechanizuotą priešininką, mes kariavome prieš amerikiečių batalioną, kuris susidėjo tiek iš tankų, tiek iš pėstininkų kovos mašinų, jie turėjo bepiločių orlaivių paramą, jie turėjo netiesioginę ugnį, jie turėjo aviacijos, realiai aviacijos, reiškia, paramą ore. Skraidė lėktuvai, ta prasme. Taip, okay. Reišmiškai. Žvalgai veikia spec pajėgos, užnugarė, kurios pridarė, reiškia, visokių, kaip sakant, nebūtų dalykų. Ir tu bandai nuspėti to priešo vado ketinimą, sumanimą, ką jisai galvoja, vertinimą atlikti ir priimti sprendimą. Ir taip 10 parų tu esi įdėtas į tokias sąlygas, kurias tau visiškai sukaičia galvą. Tai va, realistiškas priešas. Kitas dalykas ir turbūt didžiausia pamoka - logistika. Tai 10 parų, ką pasiėmiai, tą ir turi. Administraciškai neatveš niekas iš miestelio maisto. Ta, ką mes dar įpratę gal kartais matyti, pas mus pratybose RLS, Real Life Support nėra. Ką turi tenai, žinoma, visokie raportai, paraiškos, užsisuka gyvenimas logistinis, tai čia didžiausia pamoka. Jeigu pas tave važiavo konvojus, reiškia, su pirma klase, kai vadina maistas vanduo, jį sunaikino, nes nebuvom pagalvoję apie apsaugą, arba tiesiog priešas suveikia, viskas, kariai nevalgo. Neužsisakei vandens, tu negeri. Literaliai nevalgo. Taip. 10 parų, sakys, 8 parą. Tai taip nebuvo, visi darėsi pamokas, suprantu. Bet buvo periodų, kada maistas karius pasiekdavo vėlodamas. Žvalgai, kurie buvo priešakinėse pozicijose ir pasikeitė mūsų mūšio sumanimai, jie turėjo ten likti ilgiau, jam pradėjo stikti maisto, vandens, visi yra priversti galvoti, kaip jiem padėti, kaip sužeistuosius evakuoti. Neužsisakei kuro arba kuro papildymą sugalvoja daryti ne taktiškoje vietoje ir ne nakties metu, sunaikintas, reiškia, 3 klasės atsargos kuras, tavo galingi PKM ir tankai tiesiog nevažiuoja. Jokių čiūrikų. Jokių čiūrikų.
Tai va, tas supratimas, ant kiek yra svarbi logistika, ar kaip privalom apie tai galvoti, tikrai pravėrė ir man dar labiau tą taktinį supratimą, nors niekad nenuvertinau logistikos, turbūt jinai ir labai be galo svarbus mūsų pamatas, nes stiprus raumenys, daug geležies, aišku, svarbiausias dalykas žmonės, bet be logistikos mes nebūsime gebusi išgyventi ir naikinti priešą. Tai čia kitas tas dėmuo. Toliau reiškia iš niuansų sužeisti ir nukauti kariai. Ką mes galbūt nenorime apie tai galvoti, nes tai yra nepatogu ir susidurėme su psichologiniais, moraliniais ir motyvaciniais dalykais. Tai kaip sužeisti kariuomenė, kada kariuomenė sužeisti kariuomenė? Tai pratybose sukūrėme specialiai scenarijai, kurie mus išstumia iš komforto zonos, patikrina mus kaip vadus, mūsų lyderystę, mūsų brolystę kartu, ar mes nepaliekam visų pirma sužeistųjų mūšio laukia, kaip gebam jais pasirūpinti, per kiek laiko pristatyti. Bet kadangi tai yra pratybos sąlygos darimas toks, kad sužeistų karių yra labai daug. Ir tu tais kariais turi pasirūpinti, pristatyti juos nuo sužeidimo taško iki sužeistųjų surinkimo, į bataliono, brigados, medicinos rajonus pristatyti ir panašiai. Ir tu tos karius atgauni tik tai tada, kada dokumentacija supildyta, raportai įsiųsti per visus lygmenis, nuo būrio, kuopos, bataliono, brigados ir iki divizijos. Ir atgauni po 24 arba po 48 valandų. O ką kareiviai tuo metu veikia, sužeistėjai? Miega? Čia kita tema. Čia kita tema, kaip sakau. Jeigu karys neturi ką veikti, jis visą laiką turi ką veikti, nes jis galvoja apie karą. Jis ruošiasi vis tiek karui. Tai žinoma, kariam, jeigu jie išimami jau toj vietoje, reiškia, galima sakyti, sąlyginis poilsis, nors poilsio nedaug, šaltis, maistas, vanduo, jeigu to nebuvo pasirūpinta, pačio kario arba jo bičiulių, jam kyla tam tikrų sąlygų. Bet pagrindinė mintis, kad mes įvedame procedūrą karių atstatymas. Kas būtų pas mus, mūsų atveju mobilizacija, karių parengimas, gražinimas į rikiuotę ir tu kitą parą vidury mūšio būrio vadas atgauna skyrių 2 arba beveik visą būrį, kuopos vadas atgauna savo būrį arba pusantro būrio. Bataliono vadas turi adaptuoti planą iš vakaro, nes daug nuostolių, vienos kuopos nėra, kitą dieną turi vykdyti gynybą arba polimą, ką daryti. Gausi, negausi karių, vienas, antras planas turi būti parengtas, gauni karius, kaip juos integruosi, kokia jų bus motyvacija, kaip gerai tu juos pažinosi ir panašiai. Aha, bet čia toks šaltas dušas skamba netrukus. Labai šaltas dušas. O kaip karys tampa nukautų tokiose pratybose? Kokios sistemos techniškai, kad klausiu? Tai šitų pratybų metu mes naudojame amerikietišką MAL sistemą, kuri buvo... Visi apsirengę davikliais. Taip, tiek bataliono vadas, reiškia, tiek eilinis karys. Technika. Būrė, tiek mūsų technika taip pat. Tai technikos nuostoliai taip pat veikia kitai technikai. Mūsų vilkai šaudydami su savo patrankom ar spike, reiškia, jie galėjo naikinti kitą techniką, žinoma visokio pribojimų tam tikrų erdvėjai, ne, tai kaip sakant, lazerio pagalba. Ir žinoma, prie kiekvieno padalinio tiek dėl šitų efektų žiūrėjimo, tiek dėl saugumo buvo stebėtojai vertintojai, kurie padėdavo, reiškia, užtikrinti to mūšio procedūrų laikymasi. Okay. Tai va, be galo kompetitingi, kitas dalykas, amerikiečių, vežėmės ir lietuvių tam tikrą grupę stebėtojų vertintojų, kurie labai gerą feedbacką duodavo, tą atgalinį ryšį, tarpinį pratybų viduryje, visų pratybų metu, kad tu nuolat augtum ir tobulėtum. Tai čia dar tas vienas, reiškia, pratybų išskirtinumas. Bet šiaip galvoju, kažkur nepersiausiai skaičiuoju vienose atsiminimuose karininko, kad, sako, niekas manęs nemokė kariauti nepilnos sudėties padaliniu. Yra šitas poreikiais teisingai, nes labai dažnai visi pamiršta, kad egzistuoja nuostoliai. Ir kad jeigu aš esu kuopos vadas, tai aš nebūtinai turėsiu 3 būrius ir ten dar 4 papildomą. Mindsetas arba ta mūsų, kaip sakant, požiūris, kurį turime turėti visi karininkai ir puskarininkai, kad turime gebus būti kariauti su tais resursais, ką turime. Žmogiški resursai, mūsų, kaip sakant, visi kiti ištekliai, ar tai būtų technika ar ginkluotė. Gausi, gerai integruosi, judėsi į priekį. Negausi, turi adaptuotis. O tam turime ir būti pasiruošę. Patiko man irgi vieno generolo pasakymas ir paskui per pratybas reiškia, kad pratybų metu mes turime sukurti situacijas, kurios mus veda į nesėkmę. Į nesėkmę, tokių situacijų metu mes geriausiai mokomės. Dažniausiai pratybos baigėsi, reiškia, sėkmė, vėliavos iškeltos, priešas užblokuotas, kontrataka įvyko, vėliavos, reiškia, visi džiaugiamės. Reikia ir to, nesakau, bet kada tu patiri dilemą bataliono, brigados lygmenyje,
kuopos vado, būrio vado ar tos skyriaus vado, tu geriausiai mokaisi. Tikrai galiu ant savęs drąsiai pasakyti, kad man tos pamokos, kuomet nesisekė, kuomet, reiškia, prakaitas varvėjo per kaklą ir per kūną, reiškia, tuomet aš geriausiai mokiausi. Wow, gerai. Žiauriai geras, tikrai skamba toks, kaip sakau, šaltas dušas ir logistika dar biškai strigo jausi, kad dažnai mes irgi pamirštam biškai ten tą, reiškia, momentėlį, kad... Vienareikšmiškai. Jo. Kita gal dar ryšiai. Tai logistika ir ryšiai buvo tie du dalykai, be manevro ir lyderystės visų kitų reikalų, ką mes labiausiai išbandėme, reiškia, kaip tie ryšiai, kai priešas naudoja elektroninės kovos priemonės, kaip kaip pakaiminėm vienetui veikti realiais atstumais, kaip mums įsiskaidžius būti gebėti komunikuoti, reiškia. Kaip liepti pulti, kai nėra ryšio. Va taip. Ir vieno atsakymo nėra, dėl to mes testavome daug priemonių, vežėmės ir Starlinkus, naudojame ir 4G ryšį, naudojame ir mūsų taktinės ryšio priemonės ir palidovinį ryšį. Žinoma, reiškia, mūsų backupas senieji gerieji pasiuntiniai, kurios irgi išnaudojame. Tik motociklų nebėra, teisingai. Taip. Nuostabus būdavo skvarnas. Bet motociklus irgi naudojame pratybose, apie tai galvojame, bendradarbiavame su savanorių pajėgomis, kurie turi savo struktūroje, mes irgi apie tai šnekam ir dabar Ukrainos pamokos, reiškia, karo rodo, kad tai yra gera priemonė, ypač pasiekti netikėtumą, greitai veikti atstumus, priklausomai, aišku, nuo metų laiko. Senas geras laiškininkas ant moco. Vienareikšmiškai. Na, žinoma, visą laiką tokį gebėjimą skatino visų lygių vaduose, kad gebėtume veikti, kuomet nėra ryšio su aukštesniais štabais. Ir čia šitoje vietoje grįžtame prie tikslinio vadovavimo, reiškia, kuomet mes skatinam vadus imtis iniciatyvos ir žemiausiam lygmenyje. Aš šneku apie skyriaus vadą. Jeigu nežinai, ką daryti, reiškia, nėra ryšio, būk iniciatyvus, prisimk aukštas rizikas, matai galimybę čia ir dabar naikinti priešą, nelauk, naikink, kito šanso gali nebūti, paskui spręsime. Vieną kaip pavyzdį noriu duoti, ir skyrių vadam, sakau, ir kuopų vadam. Jeigu to reikia ir matote, kad situacija diktuoja, nebijokite nesilaikyti ir bataliono vado įsakymo, žinote ketinimą, veikite čia ir dabar, kito šanso tiesiog gali nebūti. Tai be visų techninių dalykų, mūsų lyderystė, tikslinio vadovavimo metodai, kuriuos mes irgi visą filosofiją esame adaptavę Lietuvos kariuomenės doktrinoje, nuo 20 metų, jei neklystu, privalome diegti vis toliau ir sėkmingai mūsų karininkams ir puskarininkams ir kariams. Aš galvoju, turbūt mes dar turim šiek tiek savo galvose to seno relikto, kad visur laukiam patvirtinimo arba leidimo. Nieko čia darysiu, pakal man neleis, nesimsiu iniciatyvos, pakal man neleis, aš nežinau, ar man čia galima ar negalima, va tokio. Ir šitą reikia kažkaip išsigyveninti, teisingai suprantu. Aš džiaugiuosi, kad Algirdo batalion turbūt nesusidūriau su tokiom situacijom, kad kažkas lauktų sprendimo, tai reiškia, kad rodo, mes mokame keistis, mokame adaptuotis, judėti į priekį ir prisimti tą didelę atsakomybę. Būti vadu yra didelis iššūkis, šneku apie žemiausius vadų skyriaus vadą ar būrio vadą, kurie ir yra tose priešakinėse pozicijose. Tai man skyriaus vadas, ką noriu pabrėžti, visada buvo, yra ir bus pati sudėtingiausia, daugiausiai iššūkių kelinti pozicija, nes tu turi būti ir tėvas, ir mama savo 9, kartais ir 10 karių, tu turi būti kečiausias fizinio rengimo pasiekėjas, tu turi išmanyti visą savo ginkluotę, tu turi visą techniką, psichologą, žinoti, kada greitai padidinti, kada jį atleisti, kad tave kariai jaustų, tu juos jaustum, nes kitaip nebus komandos. Tai dėkingas visiems skyrių vadams, kurie vedat mūsų skyrius į priekį, į mūšius ir padedat savo būrių vadams. Kur laikoma bataliono vėliava? Pas jūs kabinete, kažkur pas budėtoje? Kabinete. Užrakinta, su nuostabiu šūkiu tėvynės meilė, tai bus vadovas. Okay. Ta vėliava yra prisakstyta ženkliukų visokių, vėliavos kotas reiškia, kurie yra už operacijas. Taip. Gali trumpai papasakot, kur buvot ir ką veikėt, kaip batalionas? Taip, tai ant vėliavos turime tris pagrindinius, galima sakyti, ženkliukus, kurie yra įteikti. Tai 2 misijos Afganistane, provincijos atkūrimo grupė, tai batalionas dalyvavo 3 misijoje, taip galima vadinti, ir 12, tai PAK-3 ir PAK-12, tai už kiekvieną šią užduotį batalionai buvo įteiktas tas atminimo simbolinis ženkliukas, kuris atsispindi ant mūsų vėliavos. Tada batalionas, reiškia, pas mus budėjo greito reagavimo pajėgose NRF 14, tai už šitą budėjimą taip pat yra gavęs atminimo ženklą. Tai daug batalionas yra nuveikęs, daug perėjęs, reiškia, ir to didžiuojamės.
Aš žinau, jums pačiam yra tekę buvo su batalionu Afganistane? Taip, aš buvau PAK 12 sudėtyje tuo metu, kaip operacijų karininkas štabe. Nu aišku, kurgi daugiau, kaip operacininkas. Kaip ten reikalai buvo, dar galvoju, 12 pagas, turėjom sužeistų? Tai jau sena istorija, galim kalbėti dabar po truputį jau. Tai misija nebuvo iš lengvųjų, galiu pasakyti, bet galbūt pavyko išvengti tų didesnių žuvusių, bent jau tai nebuvo tikrai nuostolių, o incidentų situacijų tikrai buvo visokių, kur reikėjo ir susitelkti, reikėjo, reiškia, ir suprasti, ką darome, dėl ko darome, tai ir vadovybė, turiu omenyje bataliono kovinės grupės tuo metu, ir kuopų vadai, ir kariai. Tai vadas buvo dabartinis gynybos štabo viršininkas, įsingo aš gerai atsimenu. Taip, generolas Baltrėnas, tuo metu generolas Baltrėnas pagui. Su vėliava prieš akį vedė mus visus į priekį. Kur reikėjo mindsetą pakeisti vėl iš to manevrinio pėstininko, ne, į TRO, taikos rėmimo operacijų pėstininką. Nu, ne tas pats, teisingai, tengi ne su M113 važiavot. Ar su? Ne, ten buvo pas mus hameriai, visur reikia šarvuoti, kaip mes jos vadinome, ir lengvesnės technikos. Taip. Tai su jai judėjom po provincijos žemę, po mūsų operacijos rajoną. Toks labiau mažų padarinių, vos ne taktika tokia, ne? Nu, taip, mobilios ten tos grupės mūsų tada buvo. Eit bendrauti su žmonėm reikėjo. Patruliai, eskortai, užduoties apsaugos reiškia. Kaip netašytam pėstininkui persilaužti tokį... Aš manau, čia tas ir yra mūsų nuostabus gebėjimas adaptuotis. Ir tos misijos savo laiku jos buvo be galo didelis motivatorius. Kariai iki šiol, kurie tarnavo misijose, reiškia, atsimena jas kaip be galo gerą patirtį. Žinoma, kiekvienas etapas tiek mūsų gyvenimo, tiek tarnybos yra išskirtinis. Tuo metu tokios buvo grėsmės. Tuo metu į ten mes fokusavimos į tas ekspedicinės pajėgas, tas pats Irakas, kuriam didžioji bataliono dalis yra buvusi, pačiam teko, tas pats Afganistanas. Tai pasiruošimo kelias, kurį nueidavome iki išvažiavimo iki misijos, buvo be galo svarbus. Ir mums, aišku, pradžioje, reiškia, kai prasidėjo misijos ir Kosovas, ir Bosnija, Hercegovina, teko bataliono kariams pabūti ir prie Somalio krantų, paskui Irakas, Afganistanas. Tas visas pasiruošimas, jisai buvo be galo pilnas įspūdžių, nuostabi kelionė, kuri iki šių dienų kariams paliko, reiškia, daug, ne tik daug įspūdžių, bet atnešė ir daug profesionalumo, supratimo, kas yra komanda, vienybė, nes kiekvieną kartą, aš ant savęs atsimenu, tu išvažiuodavai pro stovyklos vartus, bet dušiai tu nebuvai tikras ir grįši. Ir grįši, reiškia, ne tik tai, kad pats, bet ar tu sugebėsi parvežti savo visą komandą, savo karius gyvus. O tie, kas saugodavo, savo vadus, reiškia. Tai be galo suvienydavo, reiškia. Komanda pakėlė mūsų profesionalumą į kitą lygį. Žinome, dabar orientuojamės į kitas grėsmės, žinom, kas yra mūsų priešas, tai irgi mus mobilizuoja. Ir džiaugiuosi, kad per tuos metus, kuomet mes fokusavomės į misijas už mūsų sienų, mes nepamiršome savo krašto gynybos, taip pat ir toliau ruošimės gynybai. To normalaus warfighting. Taip, tai mes vadiname žalioji taktika. Žalioji taktika, kariuomenės žargono žodyną dar padarysime. Žalioji taktika tai yra valstybės ginkluota gynyba, grubiai tariant, visomis senomis priemonėmis, o pas mus miškų daug. Ir tai nekartą yra įrodyta. Taip. Vade, galvoju dabar kitas klausimas yra reputacija. Reiškiasi taip, iš vienos, čia jau dabar perinam prie vidinės komunikacijos, pusė mūsų klausytojų yra dažniausiai žmonės nesusijęs su kariuomenė, pusė tie patys kariai. Iš vienos pusės mes esame ieties smaigalys, visiškai reiškia kaip batalionas, aš turiu omeny. Iš kitos pusės reputacija, kur dar pulkininkas Dumbliauskas, dabartinis karo akademijos viršininkas, irgi yra pasakęs, Algirdo batalionas yra tas, kuriuo, reiškiasi, priešo motinos gąsdina savo vaikus, o kitų Lietuvos kariuomenės karinių vienetų kariai savo karius, rotacijomis į Algirdo batalioną. Tai reputacija iš pratybų neišlysi ir panašiai. Bet turbūt kaina yra didelė buvimo ieties smaigalyje. Kaip yra realybė? Tas užsiknisimo laipsnis, tarnaujant ieties smaigalyje, būnant pagrindiniu Maiku Taisonu. Maikas Taisonas sako, jeigu mano priešas kelsis vidurnaktį, treniruotis aš kelsiuosi prieš vidurnaktį. Reiškia, jeigu jis kelsis 4 ryto, aš kelsiuosi 2 ryto. Tai tas pastoji palaikymas šito tonuso. Kaip tu tą kainą vidinę karių motivaciją to išbuvimu batalione? Sunku ar ne? Slėpsiu, jeigu sakyčiau, kad nėra iššūkių. Visur yra iššūkių ir nėra namų bedumų. Bet pradžioje norėjau pulkininkui Dumbliauskui padėkoti, kadangi užsiminėt, turėjau garbės, buvo ir mano vadas, kai buvau kuopos vadas, tai be galo daug laisvės, daug pasitikėjimo.
ir galimybė judėti į priekį, mokytis ir svarbiausia klysti kelyje. Tai buvo be galo svarbus laikotarpis ir pulkininkas Dumbliauskas ir kitą frazę, vieną iš sparnuotų meškos posakių palikęs, kad Algirdo batalionas tai geležinis tėvynės kumštis, kuris jai reikės išmuždantis bent kokiam priešui. Tai yra svarbu ir tai tapo irgi bataliono identiteto, bataliono, reiškia, vizijos dalis, kuris mus veda į priekį. Tai va tas išskirtinumas ir mūsų istorija nuo LDK laikų, antro pulko laikų tarpukario iki dabartinio modernaus bataliono, mūsų reiškia visų pirma tą mūsų kovinę dvasią ir daro kitokią. Tai reiškia tas mūsų profesionalumas, orientavimasis į kokybę ir gebėjimas, reiškia, būti komanda, tai mums ir padeda kartu įveikti iššūkius. Ir taip, pratybų, sakau drąsiai, nemažai, todėl mes turime ir kitą posakį, kad tie, kas nepapuola į Algirdo batalioną tarnauti, džiaugiasi, bet tie, kas papuola, didžiuojasi. Tai va tas pasididžiavimo jausmas gale dienos, kad tu esi Algirdo bataliono karys, kad tu esi vilkų gaujos narys ir kad tu nesi niekad vienas mūšio lauke ir kai niekas kitas nebegali ir kas gali visada, tave veda į priekį. Ar turime iššūkių? Taip, turime iššūkių, nes gale dienos mes visi esame žmonės, o žmogus batalione yra pirmoji vietoje. Tai mūsų pagrindinė amunicija. Bet mes privalome tada gilintis į jų poreikius, gilintis, reiškia, į jų asmenybės, į šeimos situaciją. Ir man kaip vadui pagrindinis iššūkis gal, kas ir buvo, ir susijęs šitą temą, ir kopų vadam tą patį, sakau, mūsų gebėjimas išlaikyti balansą tarp užduočių ir karių gerovės. Tai va tos svarstyklės turime gebėti pakelti į vieną pusę, pakelti į kitą pusę. Tai kai reikia, mes mobilizuojamės, ar tai būtų pratybos, ar tai būtų misijos, ar tai būtų užduotis pasienyje, ar tai būtų kita žemiška užduotis, reiškia, nuleista iš mūsų vadovybės brigados vado, mes padarome. Padarome, reiškia, bet mes žinome, kad bus laikas atsistatyti. Ir tą laiką labai svarbu kariams apsaugoti, kad jie žinotų, kad aš gausiu savo užtarnautus išeiginės, gausiu savo užtarnautus atostogas. Ir nėra lengva, nes ypatingai paskutiniai, reiškia, metai, kada prasidėjo karas Ukrainoje, mes nežinome, kas bus. Mes esame greito reagavimo pajėgų sudėtyje esantis vienetas Lietuvos kariuomenė. Labai aukštos parengties. Dėl to, reiškia, turime pasiruošę būti nedelsiant veikti, ir tam esame pasiruošę. Tai pareigoja mus kiekvieną apriboti save tam tikrose gyvenimiškose dalykuose, ar tai būtų erdvėje, ar savo veikloje, ką darome. Tai va, tai rutina yra tikrai pilna iššūkių, bet ta tarnyba yra be galo įdomi Algirdo batalione. Ir mes to didžiuojamės ir sakau atvirai, nėra namų bedumų, sprendžiame iššūkius kartu. Kiekvieno turbūt laimingo negalime padaryti, nes visi mes esame be galo skirtingi, bet diskusija, noras spręsti iššūkius, manau, daro mus stiprius. O kiek telefono skambučių jums dabar reiktų, mes dabar sėdim prie tinklalaidės stalo, kad išrikiuotumėte 40 plus pėstininkų kovos mašinų Konstitucijos prospekte Vilniuje? Apie Konstitucijos gal prospektą, reiškia. Čia prie vietos nesirišam, bet tiesiog. Krypčių neturime, taip. Bet užtektų, reiškia, vieno skambučio arba vienos žinutės. Turime labai aiškias procedūras, tai yra mūsų stiprybė. To tikisi iš mūsų tiek visuomenė, nebijoja tiek žmonės, nes esame greito reagavimo pajėgos. Okay. Telefonas dabar skrydžio režime, tai viskas šito nedarysim. Kol kas viskas tvarkoja. Okay, gerai. Grėsmių nėra. Vade, ar tankai eis pas jūs į batalioną ar ne? Kokie pletkai vaikšta? Informacijos daug, turbūt šitą dalyką. Didžiausia legenda kariuomenės dabar. Ar pas husarus, ar pas Algirdus ir taip toliau. Įvairių tų diskusijų buvo, žinau, kad yra jau sprendimai. Ar norėtumėt? Jo. Sprendimai jau tam tikri, reiškia, priimti. Mes tikrai prisidėsime, reiškia, prie šito projekto ir jau prisidedame, reiškia, nes jau yra formuojama darbo grupė, žmonės, kurie gilinasi į šitą pajėgumą, kuris, džiaugiuosi, ateina į mūsų kariuomenę. Tai mes tikrai būsime to dalis, bet dabar mes džiaugiamės turėdami vilkus, PKM vilkus. Ir su jais rengiame savo karius, tai mūsų pilnas fokusas tenai, dėl to nenorėčiau visai spekuliuoti, manau, kad tikrai aukštesnė vadovybė tai puikiai iškomunikuos ir jie kieno jie rankas beteitų, jie tikrai prisidės prie mūsų brigados, sausumos pajėgos ir visos kariuomenės dar stipresnio, reiškia, smūgio, jeigu reikės priešui ir į dantis, ir į nugarą, nes turėsime dar geresnį ginklą savo rankose. Aš galvoju, jums kaip tokiam irgi senam manevrininkui iškitėjusiam provokacinis antras klausimas, tai kas geriau, banalus toksai tankas ar dronas?
Reikia visko, aš visiems, aš iš šitos pusės, reiškia, šalininkas, kad turime gebėti viską integruoti ir nenueiti su kraštutinumais į kažkurią pusę. Reikia ir akių, reikia ir smūgio ant žemės, reikia ir gebėjimo greitai persidislokuoti, ką mums padeda tikrai pėstinio kovos mašinos Vilkas. Mums reikia ir artilerijos, žinome, reiškia, kur mūsų sienos, žinome, kur mūsų priešas, kad mes jį pasiektume tenai, mums reikia ir oro gynybos ir džiaugiuosi, kad šiuo metu projektai, kurie yra Lietuvos kariuomeniai vystomi ir divizija, ir bendrai kariuomenės augimas, kad mes judame labai teisingą kryptimi ir yra pakankamai aiškus prioritetai, kadangi daug procesų vyksta vienu metu ir žinoma, ne visi procesai yra matoma ir visuomeniai, bet yra labai aiškus prioritetai, kas pirmiau, kas antriau, o nemažai procesų vyksta čia ir dabar, kol mes šnekamės. Nu ką, mes einam po truputį prie pabaigos ir dar porą provokacinių klausimų, žinokit, mes jūs paleisim, bet, pavyzdžiui, dar pasižiūrėjom dabar prieš ruoždamės tinklalaidį. Nemaža dalis Algirdo bataliono vadų arba Algirdo bataliono 2 kuopos vadų vėliau vadovauja kariuomenėms arba yra dabar visai nemaža dalis Lietuvos kariuomenės generaliteto. Kodėl čia taip yra, nežinot? Ar čia vilkų mafija, kaip buvo kažkada čia kažkur rašyta visai taip įdomi? Mafijos turbūt nėra, bet atsakymas turbūt yra paprastas, kad Algirdo batalionas, būdamas Geležinio Vilko brigados sudėtyje, daro tikrai gerą darbą. Darome tikrai ne vieni, visi kiti batalionai yra puikus. Mūsų kraujas yra susimaišęs tiek su Žemaičių brigada, tiek su savanorių pajėgoms, tiek su inžinieriais, reiškia, ir kitais vienetais. Nėra algirdiečiai. Mes visi esame kariuomenė. Mes ir esame kariuomenė. Tai darydami tą gerą darbą, ruoždamiesi tam karui, aš manau, kad batalionas su savo tą teisingų požiūrius, teisinga kryptimi ir motivacija sugebėjo išauginti tikrai puikių generolų. Žinau, kiek aš kažkada apie tai diskusijai turėjau, man atrodo, ar 5 ar 6 generolai šio mūsų, kaip sakant, kariuomenė susikūrusios, jau reiškia, nepriklausomybės atgavimo yra pagimdžiusio. Plius minus 5-6 ir dar, žinau, porą turėtų būti. Tai to didžiuojamės. Niekur tikrai nosies neužrėšiam, nes tikrai visi kiti batalionai irgi yra mūsų geri broliai ir sesios ir vieni iš kitų mokomės. Nu ką, aš galvoju, nepaslaptis, jūs baigėte pareigas visiškai netrukus, liko ten savaitę maksimum plius nuo šito momento, kai mes filmuojam šią tinklalaidę. Vat beveik 3 metai buvimo vienoje sunkiausių, įtempčiausių pozicijų kariuomenėje. Vėl, nenuvertinant visų kitų pozicijų, nes kiekvienam yra savas sunkumas, arba kaip sako Benediktas Vanagas, kiekvienam savas Dakaras, Aurimas Valujevičius sako, kiekvienam savas Atlantas, kiekvienam savas Algirdo batalionas. Kokį išmokimą arba suvokimą išsinešat, kurio galbūt iki tol neturėjot, pavadovavęs Lietuvos kariuomenės Maikui Tysonui beveik 3 metus? Tai daug tikrai patirčių ir visokių minčių galvoj. Žinoma, kažkoks tuštumos jausmas atsiranda, nes vis tiek viskas kiekvieną dieną sukasi apie žmogų. Tuo pačiu ir didelis pasididžiavimas, kad kartu nuveikėm labai daug ir iš tikrųjų nuveikta daug stiprinant ir batalioną, ir brigadą, ir dalyvaujant tarptautinėse pratybose su mūsų sąjungininkais. Tai manau, kad kartu su visų batalionu, su kiekvieno jo puskarininkiu, karininku ir kariu ant žemės nuveikėm labai daug. Bet tai yra tik tarpinė stotelė ir pačiam batalionui, kadangi turime tikslus, turime labai aiškiai kryptį, link ko mes judame. Tai tikrai noriu pasididžiuoti tą, ką pasiekėme ir žinau, kad tai yra ne kažkokio kelio pabaiga, tai yra tiesiog judėjimas į priekį, augimas, stiprėjimas mūsų kartu, kad jeigu nedaug Dieve ateis ta valanda, kad mes būtume gebus ir pasiruošę ginti savo tėvynę, o šito nebejoju, žinau, kad mes tai padarysime ir neleisime neprieteliui kirsti mūsų tėvynės lenkščio. Ačiū Jums už pokalbį. Dėkui.